Ar jūs ko nors bijote? Jau pradeda kartotis, nepastebėjot? Nu, pritraukit man kamerą prie veido ir pasižiūrėkit, ar aš galiu ko nors bijot. Ko nors. Žmonės kalba, kad 2012 vyks pasaulio pabaiga. Žmonės dar kalba, kad aš paukoju pinigėlių krišnaitų bažnytėliai. Nu, ko tik tie žmonės neprisigalvoja, tie vargoliai iš neturėjimo ką veikti. Tai net pasaulio pabaigos nebijote? Ko man bijot, ašgi milijonierius. Tegul ir būna ta pasaulio pabaiga. Tegul vyksta ten paukšt, išdaužo, nugriūna visi, išmiršta viskas. Tyla ramybė. Galvos neskauda, nieks atlyginimų neprašo pakelti, nereikia ten mąstyti, kur čia pinigus išleisti. Viskas, nu, ramybė pasaulyje ir mano vargai baigtųsi. O svarbiausia, tai vargolių vargai baigtųsi. Man tik tai labai svarbu, kad pandos nyksta pasaulyje. Rimtai čia jūs? Tai kažko, kad negi juokauju, bjaurūs gyvuliai. Fe. O gal bijote vorų ar varlių? Vorai, varlės, kiaušinėliai visokie, ikrai, krevetės. Čia yra mažiausios ir žemiausios gyvybės formos. Ir dar žiauriai skanios kai kurios iš jų. Nu tai kaip galima tokių dalykų bijot? Nu čia nesąmonė. Bijočiau aš liūto kokio nors, nu ten meškos kokios. Nu bet tai čia tuo atveju, jeigu neturėčiau šautuvo savo prie savęs ir viskas. O šiaip tai... Tarkim, puola tas tavo voras. Nu ir ką? Nu ir nieko, taukštų batu per galvą viskas, nėra to voro. Puola liūtas ten tas kažkoks, nu, iššovė viskas, į tarpuokį suvarė iš vino ir guli. Nors liūtas yra ten tas džiunglių karalius, valdovas, aš net nežinau. Vis tiek karaliauja ir valdo visą žemę žmogus. Gyvuliai šitą supranta tik tada, kai būna dešros arba kokio kailiuko pavidalu. Va dėl to aš jokių gyvulių ir nebijau. O bankroto, infliacijos nebijote? Nu, va čia jau šiek tiek realiau kalba. Tik čia tie realūs dalykai yra, kuri visi milijonieriai prisibijo. Tik tai aišku iki tam tikro laipsnio, nedaugiau. Mano finansai yra sutvarkyti taip, kad jeigu ten jau netyčia Meslita bankrutuotų, tai aš praktiškai tą pačią dieną mano turtas 3 kart patrigubėjo. Nežinau, kaip tai įmanoma, neįsivaizduoju net, kaip ten tas vyksta, bet aš pasamdau žmonės, galiu sau leist, pasamdau juos, jie ten man sutvarko, viską surašo ir suorganizuoja. O kaip griaustinis? Tai kažkaip per klausimas, taigi visi bijo griaustinio. Ar tu vargolis, ar tu milijonierius, visi. Ašgi esu toks pats žmogus, kaip tu ir aš, mes. Čia vienintelis dalykas šitas bijojimas, turbūt mane kažkiek ir suvienė su vargoliais. O aš nebijau griaustinio. Tai nenormalus tada.